Sveiki, mano pirmas gyvenime patefonas, kurį aš nusipirkau 1973 m. vasaros gale ar rudens pradžioje, buvo toks primityvus rusiškas Koncert M. Kadangi buvau tuo metu tik tai 15 metų ir labai apribotas piniginių galimybių, tai išgalėjau nusipirkti tik tai tokį patefoną. Tuo maždaug laiku, apie 70 metus, buvo gaminamas ir labai panašus į tą toje pačioje gamykloje patefonas koncertinis su labai panašiu ir pavadinimu. Aišku, ten, kaip matot, buvo adatėlė su galvute kaip senoviškose lempinėse radiolose. Jų dabar pirkti tokių jau seniai nėra, adatėlių ir galvučių. Ir senos, netgi jeigu yra išsilaikiusios neblogai, kažkur jeigu gautum, tai jos vis tiek nelabai gerai veikia plokšteles vinilo. Ir dėl to dabar atsirado galimybė pakeisti tą seną adatėlę, seną su galvute. Ir aš vakar tai padariau. Ir štai dabar jau patefonas groja žymiai geriau. Ir kviečiu pasiklausyti 73 metų mano nupirktos plokštelės Oktavos orkestro dainą, atliekama Vytauto Petrušonio daina Kaunui. Myliu
love.